Smūgis atėjo iš išorės, bet tiesiai pataikė į Pekino galios demonstraciją. Šią 2026 m. balandžio 22 dieną tai, ką Iranas padarė Kinijai, atrodo tikrai beprotiška, nes nepaleidęs raketos į Pekiną, krizė sprogo pačiame jautriausiame Xi Jinpingo modelio taške. Pigus nafta, saugus maršrutas ir be pertraukos veikianti gamykla. Ir kai kalbu apie Kinijos bejėgiškumą, o būtent toks įvaizdis dabar stiprėja, Xi Jinpingas iš tikrųjų liko be atsako į milžiniškus nuostolius, kuriuos jis patiria būtent dabar per Irano ir Jungtinių valstijų krizę. Ypač dėl dviejų krovininių laivų, kuriuos jau sulaikė galingoji Jungtinių valstijų karinis jūrų laivynas ir kurie yra tiesiogiai susiję su Kinija. Kinijos pramonės pagrindas jau jaučia pražūtingą šio karo poveikį. Tuoj viską papasakosiu, bet dabar norėsiu užsiprenumeruoti kanalą, kad ir toliau gautum svarbiausią informaciją. Naujienos realiuoju laiku, aukščiausia žurnalistinė kokybė. Pasitikėk, Milsonas Alvesas. Tai, kas įvyko, buvo tiesioginė ir žiauru. Nuo karo pradžios vasario 28 dieną įtampa aplink Hormūzo sąsiaurį pasiekė pasaulinės energetikos prekybos širdį. Šis sąsiauris yra vienas svarbiausių pasaulyje. Kai jis užsidaro, poveikis pirmiausia pasiekia Aziją, kuri stipriai priklauso nuo artimųjų rytų naftos. O Kinija yra šios priklausomybės centre. Net ir turėdama valstybinės naftos atsargas, naftos perdirbimo gamyklas ir manevravimo galimybės, Pekinas pamatė, kad rizika išaugo per greitai, kad galėtų toliau apsimesti esąs apsaugotas. Kinijos diplomatija pradėjo raginti susilaikyti ir atmetė bet kokią blokadą Hormūzo sąsiauryje. Kas yra šio žemės drebėjimo centre? Vienoje pusėje Iranas tapęs karinių, energetinių ir logistinių krizės židinių. Kitoje pusėje Kinija, didžiausia naftos importuotoja pasaulyje ir pagrindinė jūra gabenamos Irano naftos pirkėja. Reuters surinkti duomenys rodo, kad 2025 metais Kinija nupirko daugiau nei 80% Irano išsiųstos naftos, vidutiniškai 1,38 milijono barelių per dieną. Tai sudarė apie 13,4% visos naftos, kurią Kinija importavo jūra. Tai yra šios istorijos esmė. Pekinas nenaudojo Irano naftos kaip papildymo, o kaip strateginę atramą, kad išlaikytų mažas sąnaudas, mažą pelno maržą ir konkurencingą eksportą. Kur pirmiausia pasireiškė šis smūgis? Šandongo provincijoje nepriklausomose naftos perdirbimo gamyklose žinomose kaip Tipots. Būtent jos spirdavo pigesnę naftą, greitai ją perdirbdavo ir aprūpindavo svarbę Kinijos pramonės dalį. Daugelį metų Irano nafta atkeliaudavo su $80 už barelį nuolaida palyginti su Brent kaina. Tai buvo labai svarbu tiems, kurie dirba su mažomis maržomis. Tačiau po karo ši pranašumo neliko. Balandžio mėnesį Kinijos naftos perdirbimo gamyklos pradėjo mokėti $1,52 priemoką už Irano naftos krovinius, palyginti su Brent, kas dar visai neseniai atrodė beveik neįmanoma. Kas buvo saugumo pagalvė, tapo spaudimu, o kas atrodė kaip išmintis, virto priklausomybė. Kaip šis šokas pasiekė gamyklos grindis? Jis pasiekė per perdirbimo, transportavimo, plastiko, kuro ir gamybos sąnaudas. Kovo pabaigoje Reuters pranešė, kad nepriklausomos Kinijos naftos perdirbimo gamyklos planavo balandį sumažinti perdirbimą iki maždaug 50%. Žemiau nei pastarieji 55%. Būtent todėl, kad nafta pabrango, o vidaus paklausa išliko silpna. Tuo pačiu metu Kinijos vyriausybė nurodė sustabdyti naujus transportavimo ir degalų eksporto kontraktus bei bandė sulaikyti jau suderintus krovinius. Vėliau jį išplėtė benzino, dizelino ir aviacijos žibalo eksporto blokadą. Kai tokio masto režimas sulaiko kūrą savo šalyje, žinutė yra aiški. Pekinas perėjo į žalos kontrolės režimą. Kodėl tai yra taip rimta Xi Jinpingui? Nes vadinamosios tvirtovės ekonomikos propaganda pardavinėja idėją apie sistemą, galinčią atlaikyti išorinius sukrėtimus, nepalūžtant. Tačiau krizė parodė priešingai. Kinija nebuvo bombarduojama, oficialiai neįsitraukė į karą, tačiau vis tiek matė augančias sąnaudas, mažėjančias maržas ir susvyravusi pasitikėjimą. Reuters tai apibendrino parodydama, kad Kinijos eksportas kovo mėnesį susilpnėjo būtent dėl energetinės krizės ir pasaulinio nerimo, kurį sukėlė karas.
Eksportas išaugo tik 2,5 procentų, o importas šoktelėjo net 20 procentų. 0,8 procento, o tai daro spaudimą prekybos balansui ir silpnina kontrolės jausmą. Šis sukrėtimas neapsiribojo tik nafta. Jis pradėjo paveikti ir kitas svarbes sritis. Vienas iš sudėtingiausių atvejų buvo helis, dujos, būtinos lustų, medicinos įrangos ir aukštos precizijos komponentų gamybai. Reuters kovo mėnesį pranešė, kad helio trūkumas, kurį dar labiau pablogino dalinis dujų perdirbimo sustabdymas Katare, jau buvo juntamas. Kai kuriais atvejais spot kainos padvigubėjo. Tai yra pražūtinga Kinijai, nes tai smogia būtent į tą sritį, kurią Xi Jinpingas pristato kaip šalies ateitį. Puslaidininkiai, pažangioji elektronika, dirbtinis intelektas, elektromobiliai ir aukštos pridėtinės vertės pramonė. Be stabilios žaliavos savarankiškumo retorika virsta nepaprastosios padėties retorika. O kai energijos trūksta, problema plinta kaip ugnis per sausą žolę. Kenčia ne tik naftos perdirbimo gamykla. Kenčia naftos chemijos įmonės, automobilių gamintojai, elektronikos gamintojai, eksportuotojai ir darbuotojai. Reuters šiandien taip pat pranešė, kad karas sukėlė vieną didžiausių pastarųjų laikų pasaulinės energijos tiekimo sutrikimų. Trumpuoju laikotarpiu smarkiai sumažėjo paklausa ir sutriko Azijos naftos perdirbimo gamyklų darbas. Taip pat šią savaitę Reuters pabrėžė, kad aliuminis patyrė vadinamąjį juodosios gulbės tipo tiekimo šoką, o kainos pasiekė 4 metų aukštumas. Tai rodo, kad Irano krizė neapsiribojo tik naftos barelių. Ji persimetė į metalus, rovinių gabenimą, draudimą ir visą pramonės grandinę. Xi dar bando reaguoti, tačiau ši reakcija jau iš karto atrodo kaip improvizacija. Pekinas skubėjo naudoti atsargas, perskirstyti importo kvotas, stabdyti eksportą ir valdyti politinę žalą. Taip, yra dalinė apsauga. Reuters parodė, kad Kinija turi pakankamai atsargų, kad galėtų padengti kelis mėnesius importo, kuris paprastai eina per Hormuzą. Tačiau atsargos suteikia tik laiko, jos nesuteikia pranašumo. Atsargos sumažina paniką, bet nesugrąžina Irano naftos nuolaidos. Atsargos padeda išvengti staigaus žlugimo, bet neištrina skaudesnės tiesos. Kinijos modelis tapo priklausomas nuo pigaus ir pernelyg pažeidžiamo srauto, kad galėtų būti vadinamas tvirtovė, nekeliant abejonių. Yra dar ir antra problema – tylesnė ir galbūt dar pavojingesnė režimui. Kai Kinija pristabdo eksportą, sumažina perdirbimą ir pradeda dirbti su brangesne žaliava, dalis spaudimo yra eksportuojama į likusį pasaulį. Tai paveikia pirkėjus, sutartis, terminus ir kainas kitose šalyse. Tai, kas prasidėjo vandenyse netoli Irano, pasiekė gamybos grandinės labai toli nuo ten. Įmonės perka daugiau atsargų iš baimės, atšaukia užsakymus, iš naujo derasi dėl sutarčių ir ieško alternatyvių tiekėjų. Tokioje situacijoje Kinija praranda dalį savo žavesio, kuris laikė jos gamyklą pasaulio centru. Jei pirkėjas pradeda matyti per daug rizikos Pekine, žala tampa ne tik laikina, bet ir virsta strateginiu nuostoliu. Štai kodėl Xi Jinpingas liko bejėgis, liko be aiškaus atsakymo. Jei per daug skatins ekonomiką, kyla pavojus pakelti kainas ir dar labiau pabloginti disbalansą. Jei per daug stabdys, lėtėjimas sustiprės, pramonė praras jėgą. Ir absoliučios valdžios kalba praranda savo žavesį. Galiausiai karas parodė, kad Kinija pernelyg stipriai pasikliovė pigia energija ir išoriniu tinklu, kuris atrodė saugus, bet toks nebuvo. Rezultatas akivaizdus – Pekinas yra pažeidžiamas. O režimui, kuris savo galę grindė visiško kontrolės įvaizdžiu, toks pažeidžiamumas jau yra rimtas smūgis. Paspaus patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruok kanalą ir pabaigoje peržiūrėk komentarus, kad dar labiau įsitrauktum į Milsonal bendruomenę. Linkėjimai.